Taigi, mokinsimės dabar C kategorijos pneumatinę dalį, čia žiūriu ir B kategoriją pas mus prisijungia žiūri, tai dabar nueisit į regitrą, regitroje bus pneumatinės iš C kategorijos, ten arba B kategorijos, va kas su priekamom iš pneumatinės visos sistemos, pakabos pneumatinės, bus daug klausimų būtent susijusių su oro sistemom. Tokių klausimų yra turbūt kokie 100 gal, būtent tokių, būtent kas oro grinai sistemos, tai gal tiek daug nėra, kokie 50. Bet kai pradeda kalbėti, kas yra receiveris, kas yra 4 vožtuvų kranas, kas yra kontūrai, kokie kontūrai, viskas, ta prasme, žmonės oro pagalvės, taip toliau, tai pradeda nebesusigaudyti, nebesuprasti, gauna klausimus apie slėgius, apie slėgių sistemoje, tai va dabar tą visą dalyką aptarsime ir kad žinotumėm nuėję regitros egzaminą, kad būtumėm bent jau matę, bent jau girdėję, bent jau vieną kitą, sakykime, dalyką ir nebūtų taip, kad atsakinėjom ir nežinom, ką atsakinėjom, ką spaudžiam, iš vis ten ar į temą, ar ne į temą, ar mintinai išmokyti, kad bent minimaliai suvokti. Tai šitą dalyką, aišku, lengviausiai galbūt būtų daryti oficialios literatūros pasiemus tokį dalykus, kur paimsim ir perskaitysim ir žinosim, užtruksim iki valandos. Tai jeigu dabar tą valandėlę kartu pabūsim, tai jau būsit girdėję apie pneumatinę sistemą ir nebebūsit naujokai, reiškia, šitam reikalė. Tai aš pats kiek patirties turiu su fūrom, tai, ir instruktorium dirbęs ant fūros, ir pats dirbęs fūristų, ta prasme, važiavęs ir Europoje buvęs ir apmokęs naujokus fūroje ir praktiškai, tai kiek mes esam buvę susidūrę, tai dėl to oro tų sistemų patiem, kaip iš tikrųjų gyvenime kiek būna, reikia žinių. Ir netgi fūristui, ta prasme, pradedančiam darbą, šitos žinios, ką mes čia perskaitysim, ką žinosim, tikrai būna, kad reikia. Pavyzdžiui, nebeveikia kompresorius, nebeturim oro sistemoje, negalim net įjungti laisvos pavaros, net iki servizo įvažiuoti ar taip toliau, arba, pavyzdžiui, per naktį palikom pavarą, įjungiam, oras per naktį išėjo, ryte pavaros įjungti, kad galime oro, nes reikia oro, kad galėtumėm išminti sankabą ir kad veiktų visos pavarų perjungimo sistemos, nes jos yra oro perjunginėjimas, pavyzdžiui, jeigu fūrai. Tai jeigu tu gudrus esi, žinai, tada tu nueini į kitą fūrą, paprašai, kad vairuotojas privažiuotų, tas vairuotojas privažiuoja arčiau tavęs ir jisai tau duoda oro. Tu pasiemi oro šlangą, jeigu turi ją, tai aišku, visi fūristai turi ją, pasiemi tą šlangą, įjungi, pasiskolini oro, prisipildai savo receiverį. Ir kai tu jau turi oro, tau pradeda veikti sankabą, tu gali išminti sankabą, jungti laisvą pavarą ir užvesti mašiną. Tai ir sugudrauji ir gali tada toliau dirbti, nors ir pas tave galbūt sistema jau ten iš dalies neveikia, bet dabar tokia mintis yra, galvoju, gal čia biškai paskaitinėt, biškai parodyti paveikslėlių, daisim iki schemų, tokių elementarių, paprastų, visiškai schemų, iš kurių jūs iš karto suprasit, kas tai yra. Tai dabar, kad trumpai paaiškinti, pneumatika tai yra orinės sistemos ir orinę sistemą mes naudojam stabdžiams ir naudojam pakabai, ta prasme, ir kitiems elementams. Tai stabdžiai, reiškia oro pagalvės, nes fūroje pasideda ne ant spiruoklių svoris, o ant oro pagalvių. Esat matę tokie burbuliukai, tokie šonas stovi, tokie juodi ir jos būna pagalvės sprogsta, fūro važiuoja biškai pasivirusi į šoną. Tai šitas dalykas yra jums svarbus, būtent dėl to. Taigi, dabar kompresorius, slėgio reguliatorius, drėgmės šalinimo vožtuvas, apsauginis vožtuvas, optiniai ir akustiniai slėgio kontrolės prietaisai, receiveris, oro džiovintuvas. Juos sudaro energijos tiekimo įrenginys, stabdžio eksploatavimo įrenginys ir pagrindinių stabdžių įrengimas. Tai teste apie kiekvieną iš tikrųjų gaunat klausimus ir netgi būna klausia, kokia to dalyko yra paskirtis ir netgi reikia parašyti, kas atsitiks, jeigu jisai suges, pavyzdžiui. Tai ten, pavyzdžiui, klausimas toks, kodėl oro slėgis oro sistemoje nepakyla iki reikalingo. Tai yra, reiškia, barai. Baro kažkiek sistemoje yra, gali būti atmosferos tie skaičiuotis, arba barais gali būti skaičiuotis, tai mes skaičiuojam barais. Ir šitoje sistemoje mes turim turėti oro slėgį. Ir vėl dėl to oro slėgio gali būti, kad neveikia jums agregatai. Dabar tokia sistema, peržiūrėsime ją.
Ir gan, 13 dalykų, nematom, yra 13 elementų, čia dar 20, 21, bet čia tiek daug nereikia. Praktiškai 10 dalykų, žinai, ir pilnai užtenka. Tai pirmas kompresorius, ne? Tai dabar kas pagamina orą? Orą pagamina kompresorius, jisai stovi pats pirmas, ne, sakykime, oro sistemos grandiniai, ir jis gali būti mechaninis arba elektrinis. Tai elektrinis bus varikliukas, prie jo stovės, jį suks elektrą ir jisai gamins orą, bet šiaip dažniausiai visada yra mechaninis, tai stovi nuo variklio dar vienas diržas, kai ten apkalbėjom apie variklio sandarą, alkūninis velenas sukasi ir sukasi tuo pačiu perduoda sukimo momentą į kompresorių. Taigi, kompresorius paprasčiausiai ten sukasi tie velenėliai, kaip belenkoks varikliukas, kuris ten perduoda orą, reiškia, jisai pučia orą į sistemą, tolyn. Tai dabar būna klausimai, dėl ko, pavyzdžiui, oras nepakyla iki normalaus to. Tai gali būti sugedęs, gali būti sugedęs patys propeleriai, gali būti sugedę, tepimo sistema gali būti sugedusi ir ar ten guoliai ten jo, pavyzdžiui, prasisuka arba praleidžia ten, tai tokie dalykai, dėl ko gali kompresorius nepaduoti nepakankamai oro, arba ten kiauras tiesiog tas oras bėga lauk, irgi kompresoriaus galva gali būti dar kiaura. Tai gan didelis dalykas ir jisai gamina tą orą ir pučia mums į sistemą. Toliau, dabar antras dalykas, slėgio reguliatorius. Šitas slėgio reguliatorius. Esat girdėję, kaip fūrai būna, ne, toksai, kad kai per didelis slėgis susikaupia, reiškia, sistemai, toksai prie fūros netgi stovėjot ir girdėjo tokį garsą, ne, ta prasme, tai, žodžiu, slėgis yra per didelis ir kad slėgis sistemai nebūtų per didelis, perteklius oro yra pašalinamas lauk. Tai toks slėgio reguliatorius, kuris saugo sistemą nuo per didelio slėgio. Nes, jeigu pumpuosim, kaip balionas ant sprogsusi. Tai yra didžiulis slėgis. Jeigu mes kalbame apie 12, pavyzdžiui, atmosferų, tai yra didžiulė. Jeigu padangų yra 9 atmosferos ir kaip pasakau praeitą pamoką, kad padanga sprogo ir nunešė mums pusę ten autobuso šono ir plasmasės visas nulaužė, tai ir ten sugadina netgi metalinės detalės. Tai įsivaizduokit, kas yra 12 atmosfera, ne? Tai yra tokia galingas sprogimas. Toliau oras teka pro šitą apsauginį vožtuvą į 4 kontūrų vožtuvą. Tai čia 4 kontūrų vožtuvas. Trečias, į šitą atiteka 4 kontūrų vožtuvą. Ką jis padaro? Jis labai panašiai, labai paskirsto orą į skirtingus. Atėjo vienas ir duoda 4, ne, taip, į tos, ne 4, į 3 paskirsto orą. Tai reiškia, oras nueina, tai jie vadinami yra kontūrais. Tie išsišakojimai, pavyzdžiui, jeigu 3, tai 3 kontūrai, ne, 1 kontūras, 2 kontūras, 3 kontūras. Paskiau jie gali dar išsišakoti oras, ne, paduoda 1, paduoda 2, paduoda 3. Tai čia yra kontūrai, irgi bus egzaminė spręsit, gausit klausimų apie regitroje kontūrus, tai labai užžinos, kas yra kontūrai, tai yra šlangai, kurie išsišakoja nuo 4 kontūrų vožtuvo. Šito kontūrų vožtuvo 4 yra pagrindinė paskirtis, kad jeigu dings oras, pavyzdžiui, vienoje iš sistemų, kad jisai nebeleis orui tekėti į tą sistemą. Reiškia, jisai uždarys, yra teste klausimas, ta prasme, kai jeigu yra vožtuvo išjungimo, ten atmosferų bara yra 7, kad jeigu sistemai nukrenta slėgis iki, pavyzdžiui, 7, jisai jį, ar ten iki 6, jis jį uždaro. Jis neleidžia orui dingti, ta prasme. Nes jeigu dings vienam šlangė oras, tai vadinasi, mes nebeturėsim oro, jeigu būtų taip tiesiogiai be to kontūro pajungtas oras, tai visur oro nebebūtų, visose sistemose. Tai jisai toks apsaugo, kad orui dingus vienoj iš sistemų, iš vieno šlango, kad kiti šlangai orą dar turėtų. Tai čia yra 4 kontūrų, reiškia šitas apsauginis vožtuvas, jis apsaugo nuo oro perteklių. Tai yra apie slėgį teste klausimas, kad jeigu nukrito iki ten atjungimo, reiškia atmosferų, jis atjungia ir toje sistemoje, reiškia, oro mes nebeturėsim. O kas atsitinka, kai mes oro neturim, tai mes jau pakalbėsim, tokie klausimai. Toliau, dabar gerai, kalbam dabar apie 4. 4, matom, yra oro balionas, tai tas receiveris vadinamas. Oro balionas, receiveris, jūs irgi esat matę prie fūros, ten prieinat, pasižiūrit, ten matot prie tos fūros tos balionus tokius. Tai jie tiesiog yra oro talpyklos, tos oro talpyklos yra pripildytos, prisipildo oro ir jos tą oro atsargą turi. Tai kompresorius pripūtė pilną ją ir jisai pilnas laikosi ten oro kompresoriuje, tas receiverį, tas oras. Ir tą orą mes naudojam, reiškia, iš receiverio jau į tam tikras sistemas. Tai kiekvienas kontūras paduoda orą į skirtingą sistemą. Tai kad, pavyzdžiui, suprasti, tai yra, reiškia, važiuoklė ta, kuri pagalvės oro laiko visą fūrą, būtų vienas kontūras. Antras kontūras būtų į stabdžius. Mes paduodam orą į stabdžius pačios sunkvežimio vilkiko. Tai reiškia, ten eina oras į stabdžius ir, pavyzdžiui, mes paduodam orą į priekabą.
tai dar vienas kontūras eina iki priekabos ir ten priekaboje dar kiti kontūrai išsiskirsto, ne? Ir būtų dar, pavyzdžiui, ketvirtas kontūras būtų kitos valdymo sistemos. Pavyzdžiui, kaip kad kalbėjom, kad sankaba, reiškia, yra orinė, ne? Tai mes negalim ir pavarų perjungimo mechanizmas orinis. Mes išminėm sankabą, norim jungti pavarą, mums pavara nesijungia, nes nebėra oro. Jau ne mechaninė, ne hidraulinė yra, reiškia, pavarų perjungimas, o orinis. Tai va, būtų keturi kontūrai, 5 kontūrai netgi tas vienas, kur ateina, reiškia 5. Bet šiuo atveju tai yra, kurie dabar žiūrim sistemą, tai yra 4 kontūrai, tai reiškia 3 sistemas. Tai taip ir bus, kad vienas eis į stabdžius, vienas eis į perjungimus, rankinis stabdis. Toliau įvairios sistemos būna kontūrų, kiekis yra įvairus, 3 ar 4. Tai va, toliau oro balionas receiveris, 5 kondensato išleidimo vožtuvas. Tai čia toks apačioje ir po receiveriu yra toksai žiedelis, kurį patraukus, reiškia, atsukus patraukus, mes išleidžiam vandenį iš ten. Nes viduje receiveriai gali kauptis vanduo, tai vanduo oro sistemoje yra super pavojingas dalykas. Čia dar vieno dalyko nebuvo, tai pasakysiu kokio. Reiškia, labai pavojingas dalykas, todėl kad žiemą, jeigu vanduo bus šlangeliuose, taigi vanduo plečiasi į ledą, kai pavirsta, plečiasi ir jisai tada suplėšo tą šlangelę, suplėšo visą sistemą visur, ta prasme. Arba jeigu nesuplėšo, net nepalieka skylės tau, kad oras eina lauk, tai tada jisai, kai plečiasi, užstringa tas ledas ir tau oras nebepraeina. Ir tu negali niekur važiuoti, žiemą esi užšalęs kažkur ir viskas. Tave turi, vadinasi, vilkti iki garažo, iki servizo, į garažą įvaryti tavo fūrą ir tame garaže turi atšildyti. Atšildo viską ir tada jau vėl tu gali naudoti tą sistemą, todėl oro pneumatiniai toje sistemoje jokių būdų negali būti oro drėgmės. Jeigu bent minimaliai jos yra, turi būti pašalinama. Šiaip čia stovi dar toksai vienas dalykas, prieš patenkant oro į receiverius, oro sausintuvas. Čia oro sausintuvo aš kažkodėl tai nematau. Tai turėtų dar vienas įrenginys stovėti, oro sausintuvas, kuris surenka drėgmę, kuri patenka iš kompresoriaus, nes oras su drėgmė, kad nepatektų į sistemą. Tai va, toliau, kondensato išleidimo vožtuvas, kontrolinis jungiklis, šeštas, va, kontrolinis jungiklis, energijos tiekimo įrenginys, tai čia va, energijos, reiškia, šitas kontrolinis jungiklis, kuris rodo 7 manometras, kiek yra, reiškia, slėgio. Tai į sistemą jau paleidžia orą į sistemas tada, kada slėgis sistemoje pakyla iki tam tikro lygio. Tai pavyzdžiui, receiveriai pradėjo pūsti orą į receiverį ir pradeda atsirasti slėgis ten, tai mums iš karto neatsiras oras sistemoje, tol kol jis nepasieks tam tikro lygio ir mes negalėsim valdyti tų įrenginių. Pavyzdys, pavyzdžiui, visų pirma paduoda orą pirmiausia, iš to kontūro oras patenka į pačias svarbiausias sistemas, tokias kaip stabdžius, po to į pakabą, į valdymo mechanizmus ir tik po to į kitus papildomus įrenginius. Papildomi įrenginiai, pavyzdžiui, orinė kėdė. Fūroj kėdė, jinai ne ant skiruoklių, o ant oro yra. Oras prisipučia, į kėdę jinai pasikelia ir tokį tą minkštumą visas yra visa reiškia pneumatinė minkštumas pagalvė oro pačioje kėdėje. Pati kėdė yra iš oro ir kitos sistemos yra iš oro. Tai va, tai pavyzdžiui, visų pirmiausiai stabdžiai pradeda veikti, kaip jau užsipildo, tada po to užsipildo oras kitam kontūre, kitoj sistemai. Tai reikalingi davikliai, visą tą dalyką reguliuoja tie. Ir paskiau, kad matytumėm, kiek yra kiekvienam kontūre oro, mes kaip fūrai sėdim, turim prietaisų skydelį ir matom, kiek ten kiekvienam kontūre yra to oro. Kokią oro, reiškia, 8 barai, tai čia jau yra tas toks, sakykime, beveik išjungta sistema. Jeigu bus 7, tai tau kontūras iš vis bus išsijungęs ir tu net negalėsi naudotis tom sistemom, ar ten 6, pavyzdžiui, barai. Tai va, tai 8 tokie dar, važiuoti nereikia pradėti. Va, 10 jau yra normalus lygis visoje sistemoje, 10 jau yra, jau viskas, jau galim važiuoti. Ir kyla būna ten iki 12, ten palaiko tas slėgis, ten kyla kartais, jeigu daugiau prisipumpuoja, dar ten nieko, daugiau 12 jis nepakyla. Tai 10 barų yra toks darbinis slėgis, su kuriuo dirba visą tą sistemą. Tai va, tai šitą vietą mes matom su fūra važiuodami, reiškia manometras, vadinasi, kurie rodo mums irgi yra testi klausimai. Viską, ką sakau, viskas yra regitrui. Ir manometras, ir kontūra, ir tas. Receiveriai, išleidimas, vožtuvas, viskas, sausintuvas, paskirtis sausintuvo, viskas yra egzaminė. Tai jau čia kokį
10-20 klausimų mes vos neapšnekėjom. Tai va, ir rodo, kiek yra pas jūs slėgio. Tai reiškia, negalit pradėti jokių būdų važiuoti, kol nėra jūs dar prisipumpavus sistemą oro ją užvedus fūrą. Toliau, 8. pagrindiniai stabdžių čiaupas, tai reiškia irgi, nu čia dabar tokių vat, per daug gal ir nėra, bet irgi, vat, žodžiu, spaudžiam stabdį, paduodam slėgį į stabdžių, reiškia, mechanizmą, tai va 9. stabdymo jėgos reguliatorius, pagrindinis stabdžių čiaupas ir 9. stabdymo jėgų reguliatorius. Tai va 9. reiškia, jau reguliuoja stabdymo jėgą, paduoda, reiškia, orą į stabdžius ir tada 11. dvipusio veikimo stabdymo cilindras. Tai va 11. jau pats jau stabdžiai, jau stabdymo cilindras ir 12. Čia viskas, priekinis tiltas čia jau. Nu, va, ir viskas. Ir stabdo stabdžiai. Dabar apie stabdžius, kad suprasti vieną dalyką. Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Okay, mes spaudžiam stabdį, jisai per mechanizmą patenka jėga į 11. dvipusį veikimo stabdymo cilindrą. Dvipusis veikimo stabdymo cilindras stabdo ratus, reiškia diską ten, būgninis, jeigu stabdis tai iš vidaus stabdo, jeigu diskinis tai spaudžia ir reiškia perdoda jėgą į diską stabdo, ratą